Sveiki visi, šiandieną esame jau Upytėje ir šiandieną aplankysime Krekenavos apžvalgos bokštą. Mes esame čia ir vyksime iki čia. Įdomus faktai apie Krekenavą. Ar žinojote, kad Krekenava turi stumbryną, regioninį parką, pažintinius takus bei apžvalgos bokštą, kurį mes šiandien ir aplankysime. Štai mes ir atvykome prie apžvalgos bokšto. Prie apžvalgos bokšto rasite ir pojūčių taką. Taip pat rasite ir Krekenavos regioninį parką. Lipkime į apžvalgos bokštą. Štai ir lipame į 30 metrų apžvalgos bokštą. Užlipę į apžvalgos bokštą matysite visą Krekenavos panoramą. Pasigrožėkime vaizdais. Pasigrožėję Krekenavos panoramą, o dabar lekiame aplankyti pojūčių taką. Tai pažiūrime, kas gera tam pojūčių take. Rasite basų kojų taką, bet kadangi aš mėgstu laužyti taisykles, tai aš pereisiu su batais. Žinojote, kad garsas garsai nelygus. Čia rasite ir labirintą, bet žinoma, man čia labiau panašu į labirintuką. Jau pradėjęs žydėti ir pumpurėliai sausio mėnesį. Štai ir pasiekėme labirinto kelionės tikslą. Čia yra suoliukas, manau, čia galima pačilinti. Žinote, ką pamačiau pojūčių take? Vabalų namelį. Varom pasižiūrėti. Atsiprašau, tai nebuvo vabalų namelis, tai yra visas vabzdžių viešbutis. Turbūt jisai yra čionais kokoniuke susisukęs. Čia rasite masažuoklius, bet nepasimasažuokime, o pasirytinkime. O dabar minutėlė meditacijos. Meditavę galite atsigulti ir paklausyti garsų. Atsigulkime. Bandykime pasportuoti, užlipti iki viršaus, ar pavyks. Aš manau, kad man nepavyks. Nepavyko. Tai geriau šiukšlių, nes teks kriuktelt. Vaikystėje labai bijodavau suktis atsistojus. Dabar pabandysiu tai šiek tiek užaugus. Pažiūrim, kaip man pavyks. Jaučiuosi kaip vaikas. Šiandieną aplankėme Krekenavos apžvalgos bokštą. Kaip vertinu? Puikiai. O kodėl puikiai? Todėl, kad tikrai įsimylėjau Krekenavą. Anksčiau net nebuvau jos aplankius. Ar verta jums ją aplankyti? Tikrai taip.
Šiandieną aplankėme tik Krekenavos apžvalgos bokštą. Jeigu norite, kad aplankytume kartu daugiau lankytinų vietų, paspauskite laiką, parašykite komentarą bei paspauskite subscribe. Bye!